žmonės su negale, taip pat ir žmonės, vaikai suaugę su proto ir psichikos negale, turi teisę kuo daugiau savarankiškai spręsti savo gyvenime sutinkamas problemas, bet aišku, mes turime investuoti tai, kad juos apmokytume, išmokytume tai daryti. Tai vietoj ankstesnio tokio primityvaus medicininio modelio, kad jie yra bejėgiai, kad čia reikia jų gailėtis, kad reikia juos gydyti tik tai, kad jie nesupranta patys, kaip ten jiem spręsti problemas, ateina naujas požiūris, kad mes turim juos parengti gyvenimui, integruodami į švietimo sistemą, į darbo ir užimtumo rinką, kad jie turėtų galimybę ir poilsį turėti, ir draugų, ir tokiu būdu ir jie bus žymiai laimingesni, ir visuomenė bus žymiai sveikesnė, ir taip mes atsikratysim labai pasenusių požiūrių ir visokių didelių įstaigų, kur mes tuos žmonės iki šiol deja laikome uždarytus.